Ruklos pabėgėlių priėmimo centro darbuotojams specialūs mokymai apie kitataučių religiją bei kultūrą. Į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą atvykę užsieniečiai turi savo religiją ir savo kultūrą. Neretai sunku atskirti užsieniečių religiją nuo kultūros ir jų papročių. Su šiom subtilybėm dėl religijos ir kultūros susiduria Ruklos pabėgėlių priėmimo centro specialistai, dirbantis su prieglobstį gavusiais ir mūsų šalyje apsistojusiais kitos tautybės asmenimis. Siekiant išvengti nesusipratimų, Ruklos pabėgėlių priėmimo centre vykdomi mokymai. Paskaitas veda politologas, islamo tyrinėtojas Agdūnas Račius, baigęs Artimųjų rytų studijų magistro studijas Niujorko universitete. Helsinkio universitete apgynęs daktaro disertaciją. Vytauto Didžiojo universiteto regionistikos katedros vedėjo paskaitos centro specialistams išties naudingos, sako projektų vadovė Eglė Renkauskienė. Tai šiandien mes turime svečią iš Vytauto Didžiojo universiteto regionistikos katedros vedėją Agdūną Račių. Gerbiamas Agdūnas yra politologas ir islamo tyrinėtojas ir mums pristato būtent musulmonų kultūrą ir islamo religijos skirtumus ir panašumus. Jūsų darbe, dirbant su užsieniečiais, pabėgėliais, turbūt itin svarbu žinoti, kas tai yra, kokia tai yra jų religija, kaip su jais bendrauti ir panašiai. Ar semiatės patirties šioje srityje? Taip, mums ypatingai aktualu, nes didžioji dauguma perkeliamų asmenų ir perkeliamų iš Pabradės, sakykime, iš stovyklų pabėgėlių, jie yra dažniausiai musulmonai. Tai tie stereotipai, kurie vyrauja ir iš tikrųjų realybė yra kartais labai skiriasi tarpusavį. Tai šitokie mokymai ir paskaitos mums tikrai padeda atskirti ir žinoti, kaip elgtis atitinkamas situacijas. Patys asmeniškai, tarkim, ar būtumėt galėję suprasti, kur yra kultūra, o kur yra religija, būtent arabiškoje visuomenėje? Žinokit, kartais tikrai atskirti yra labai sunku, nes tai yra taip susiplakę ir visuomenės ir žiniasklaidos taip sumaišyta, kad kartais tikrai nustebina ta žinia, kurią gauni, kokia yra realybė. Bet vis tiek pas mus atvykstantis užsieniečiai, jie turbūt irgi mokosi mūsų kultūros ir mūsų papročių, galbūt šiek tiek irgi susipažįsta su mūsų religija. Taip, atvykę asmenys mokinasi kiek lietuvių kalbos, tiek lietuvių kultūros, papročių, tradicijų, tai jie gauna iš kur žinias apie mūsų šalį. Taip pat mes irgi pristatom jiems religinės šventes, tokias kaip Velykos, Kalėdos ir panašiai, prisimenant, tarkim, jūsų pabėgėlių priėmimo centro praeitį. Taip, jie gauna šventes, kurios pamato mūsų tradicijas, o kai būna jų šventės, iš tikrųjų labai dažnai pabėgėlis organizuoja savo šventes mums, parodydami, kaip jie švenčia jas. Ir tradicinius maistus taipogi. Be abejo, maistas turbūt vienas pirmųjų tokių parodomųjų dalykų, kuriuos galima išreikšti ir parodyti. Kultūra. Taip. Reportažas apmokėtas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų projektui Lietuva kitataučių užuovėja.